Labas, aš esu Milda Mažulė ir šiandien kartu atliksime liežuvio mankštą. Pasiruošk veidrodį ir žiūrėdamas į save veidrodyje, stenkis tiksliai atkartoti pratimus. Plačiai ištiestą liežuvį ramiai paguldyk ant apatinės lūpos. Svarbu, kad liežuvis būtų platus ir atsipalaidavęs, nes tai padeda geriau kontroliuoti jo padėtį ir judesius. Pratimą kartok lėtai, atkreipdamas dėmesį į teisingą liežuvio padėtį. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar imituosime prunkštimą su liežuviu. Liežuvis atpalaiduotas tarp lūpų ir laisvai vibruoja. Svarbu, kad orą išpūstum švelniai, kad liežuvis galėtų laisvai vibruoti. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. O dabar atliksime pratimą, kurio metu liežuviu sieksime smakro. Dabar liežuviu sieks smakro, liežuvį kiek įmanoma labiau ištiesk žemyn. Svarbu, kad liežuvis būtų platus ir ištiestas, o šį judesį atlik lėtai ir pajaus, kaip tempiasi liežuvis. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar ilgą ir smailų liežuvį tiesk į priekį. Liežuvį stipriai tempk, kad jis taptų smailas ir laikyk jį uždaroje burnoje. Svarbu, kad liežuvis būtų smailus ir stipriai įtemptas, tačiau burna lieka uždara. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar padarysime tą patį, tik šį kartą praverk burną. Liežuvį suspausk į smailą formą ir stipriai jį laikyk. Nepamiršk, kad tai turi atlikti pravėręs burną. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar liežuvį spausk į apatinius dantis iš vidinės pusės. Liežuvis turi būti stipriai prispaustas prie apatinių dantų, tačiau judesį atlik švelniai ir kontroliuotai, siekiant išvengti diskomforto. Liežuviu tarsi pabandyk pastumti
apatinius dantis į priekį. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar liežuvį spausk pro šiek tiek sukąstus dantis. Dantis lengvai sukąsk, o liežuvį švelniai stumk pro tarpą, esantį tarp sukąstų dantų. Pajausk, kaip prasiveria žandikauliai. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar atliksime pratimą, kurio metu liežuvis yra iškištas pro burną ir juda iš vienos pusės į kitą, liečiant lūpų kampučius. Iškišk liežuvį ir paliesk lūpų kampučius. Svarbu pratimą atlikti lėtai ir kontroliuotai, kad judesiai būtų atlikti pilnai ir tolygiai. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar atliksime pratimą uždaroje burnoje. Liežuvis spaudžiamas į vieną ir į kitą žandą iš vidaus. Užverk burną ir šiek tiek praverk dantis. Liežuvį pakaitomis remk į vidines skruostų puses. Liežuvį spausk stipriai, pajausk pasipriešinimą. Tik nepersistenk, jei jausi skausmą, padaryk pertrauką. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar liežuvį atremk į apatinius dantis ir pakelk jį, padarydamas kalnelį. Liežuvį atremk į apatinius dantis iš vidinės pusės, tada švelniai pakelk liežuvį į viršų ir suformuok kalnelį. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar liežuviu sieksime nosies.
Liežuvį pakelk ir stenkis pasiekti nosį. Šį judesį atlik lėtai ir kontroliuotai, pravira burna. Liežuvis turi pakilti pats, be apatinio žandikaulio pagalbos. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Pakelk liežuvį prie viršutinių dantų ir judink jį sukurdamas skirtingas formas. Pirmiausia smailus, po to platus liežuvis, vėl smailus ir vėl platus. Pakelk liežuvį prie viršutinių dantų ir lėtai jį suspausk. Padaryk smailų liežuvį, tada liežuvį šiek tiek atpalaiduok, kad jis taptų platus. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar atliksime pratimą, kurio metu liežuvis atrodo išgaubtas kaip šaukštas. Liežuvį išgaubk, suformuok jį kaip šaukštą, liežuvio kraštus pakelk į viršų, o liežuvio centrinę dalį išlaikyk įdubusią. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Jeigu nepavyksta, įsivaizduok, kad burnoje laikai karštą didelę bulvę arba pabandyk priverstinai nusižiovauti. Pavykusią šaukšto formą išlaikyk kelias sekundės. Dabar pabandyk liežuvį susukti į vamzdelį. Liežuvio šonai pakyla į viršų ir užsisuka. Liežuvį įtempk, laikyk tvirtai, tačiau jei jauti skausmą, padaryk pertrauką. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar įsivaizduok, kad liežuviu plauni dantis. Praverk burną, liežuviu lėtai judėk aplink dantis. Stenkis pajausti kiekvieną dantį ir liežuviu judėk per viršutinius dantis, tada per apatinius dantis, nuo vieno šono iki kito šono. Liežuviu judėk į vieną pusę, po to vėl pakartok liežuvį judindamas į kitą pusę. Liežuvis juda per išorinę dantų pusę. Atliekant šį pratimą, tavo apatinis žandikaulis turi išlikti stabilus, nejudėti, todėl gali padėti pirštą ant smakro ir stebėti, ar apatinis žandikaulis nejuda. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą.
Dabar įsivaizduok, kad gomurį dažai liežuviu, tarsi teptuku. Liežuvį pakelk prie gomurio už viršutinių dantų. Liežuvį švelniai judink į priekį link viršutinių dantų ir atgal, tarsi laižydamas gomurį. Liežuvį judink lėtai ir be įtampos. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar liežuvį stipriai spausk į gomurį. Spausk tvirtai, tačiau ne per stipriai. Liežuvį palaikyk įspaudus kelias sekundės, o tada atpalaiduok. Jeigu jausi diskomfortą, padaryk pertrauką. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar liežuviu imituosime arklio jojimą. Pliaukšėk liežuviu į gomurį, platų liežuvį pakelk į viršų, prispausk, tada staigiai jį atleisk, leisk jam atšokti. Liežuviu pliaukšėk lėtai, tada užlaikyk, o dabar pabandykime pliaukšėti greičiau. Ir užlaikome liežuvį viršuje. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar tarsime T ir D garsus. Liežuvį greitai ir tvirtai priliesk prie viršutinių dantų krašto ir tar garsus T, D. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Dabar imituosime kalakuto skleidžiamą garsą. Liežuvį pakelk prie viršutinės lūpos. Smailų liežuvį judink nuo vieno krašto prie kito krašto, liečiant tik viršutinę lūpą liežuvio galiuku. Šaunu, pratimą pakartok dar kartą. Šaunu, tau pavyko, tu padarei žandikaulio, lūpų ir liežuvio mankštą.